Linkėjimą iš Saulėtos Žemaitės. Šiandien raudaus tokio puikio veito ir bandysiu vėl ieškoti, ko gero čia tam vandenyje yra, nu to telta. Gal pavyks kon rasti? Merkam. Spinėlių visokių prikabinėta. Dar daugiau spinėlių prikabinėta. Nu, bent raktą, tai šiandien turėčiau rasti, ką? Vis čia visai nauja. Praeitų metų spinėlį. Nu, bandom merkti. Veizėsim, kas bus. Ir to giloma čia. O, iš karto atrodo, kad kažkas kimbijo. Burbula ėn. Toks vaizdas, kai jau kažkom pagavau. Sulik pirmų merkimų. Vo. Jau parien, pirms radinys, jau matau. A jūs matot, aš jau matau. Štvai ragis. Videlčių radau, da tep nebuvi. Videlčius. Nu, videlčius, o nežinot, kas į videlčius. Man rods, ką žinot. Ir da kažkoks šudatis. Nu, kas čia videlčių pamėti. Ta. Nu, nebloga pradžia. Posi darbą, kaip man sako. O, kažkoks įprikėbis. Tropnė. Nu. Vot, garantauta turiu kažkon. 100%. Jaut, kajan. Ir šonas vingion. Ir svoriaus yra. O. Nu, durų tas gelžatis. Kur, nu, užsidėdu ant durų. Nu, kol kas nebloga akim, sakyčiau, ką. Jeigu tep toliau, bus gera. Kažin ko yra. Nežinau, ko yra. Vo. Matot, aš tai matau. Statybinė šovinėlė pradėjėti. Pradėjant tokiai. Iššauti, neiššauti. Nu, veizėkiam, tu jeigu į biškį turėtų būti da biškį. Nu, veizėkiam, dar yra. Ne, dar nėra daugiau. Biškį gal daug smūgiaus tokį, atsitrenkti. Tada dumblas išsitaškys į šonus. Ir prikips, žiūrė, o, buvo prikibin. Nors gal čia į dumblai smenga. Sunkia suprasti. Nes burbulajam tai šito dumbleliausi ir tikra neišsikel. Neišsikel. Vo, davėn kulipka. Ketvirta. Nu gerai, ketvirta. Nu, penkts. Šešts šovinys. Dubelis statybinis. Cvieks. Ir dar viens cvieks. Nu, nebloga. Ir šito brudeliaus, ką? Ir. Opa. Kažkon buvo užkabėnis, bet man rodo šis antra pusė. Ten kažkas yra. Matot, burbulą kelst. Kažkok žalį buvo užkabėnis į pajudinau. Jau visai įdomi, kad buvo užkabėnis į pajudinau. Dabar reikia užkabinti ir... O, veržlyje. Ir dar gal žgalėlis. Veržlį tokį radau. Nu, jeigu biškį užkabinau, pajudinau, gal ir daugiau išės užkabinti, pajudinti. Atgal. O, vėl užkėba. Čia nebūtina turbūt gelžys. Jis gali už kampų užsikabinti ir keltis. Žiūrėk, turėtų burbulą pradėti. Bet aš pametu nan. Čia reikėtų kažkokį kablį. To gerą.
Nes užsikabinti užsikabin, bet neišsikel. Opa. Nu čia jau žinokit, yra Monte Prods mažo kalibro kulkelį. Kažkoks kelas. Kažkoks ir makajadnas dalykas. Šiandien užkabinu, bet neiškel, visišką. Bet pajudint, kas ir geras ženklas. Reikia čia kablį atsivežti, ką? Aišku, reikia kažkokį kablį atsivežti. Žolių. O čia atplaišau. Nu, nepalės už patį paprastą to daktą, ką? Čia man reikia vis tiek, nenori šlop dabar. Dabar zlastis jam neaišku, kas ten yra. Pabandom paskambinti, paklausti pareigūnų, kaip čia yra. 112. Labą dieną. Žiūrėkit, tokia situacija. Ieškojau su paieškos magnetu ir radau 5 šovinius tokius nedidelius. Čia aš dabar esu Mosėdėje. Jo, pačiam Mosėdėje, centre ant tiltas, čia upė žvejojau su paieškos magnetu visokius šiukšlis ir radau tokius mažus šovinukus. Nežinau, kokia ta tvarka dabar yra. Čia gatvė, geras klausimas. Aš esu patėjęs tiltą prie pat muziejaus akmenų. O kokia čia gatvė, aš net neįsivaizduoju. Šalia pir muziejaus, Kęstučiaus. Jo, Bartuvo upė pačiam centre, patėjęs tiltą aš esu. Gali būt iš tos posėdžių. Atvažiavau. Tik aš nežinau, ar čia dėl tų kelių tokių šovinių dabar čia reiks siųsti tą ekipažą. O, aš matau, parvažiuon jau. Šitą važiuon policijai pro šalį. Gal aš galiu stabdyti ant bandyti? Supratau, bet jūs dabar jau registrausite, ne jau. Ai, nuvažiavo teisė, biškai aš negaliu nusustabdyti. Tai privažiaus gal pareigūną, ne, ir atidaus aš tų šovinius, nes manam tai nereikia. Atėpa, ne? Nu ir gerai. Ačiū tada. Ir viskas, ne? Ai, ne? Nu gerai. 5, jo. Aš radau į tokių kitokių, bet tai kiti statybiniai ir tai kiti tai nepavojingi, manau. Ir 5 tokiai mažesni ir 2 tokiai didesni. Nu, tai gauna 7, jo, teisinga. Jo, 5 mažesni, 2 didesnis. Ne, tai dėl tuščių aš būčiau gal neskambinti. Neišatė. Privažiaus, ne, ekipažas. Jo, gerai. Gerai, ačiū. Į visą. Nu, sakė, ekipažas atvažiuos. Pasiims tus daiktus, mums tas katrų man visai nereikia. Nu, žvejokiam, kol privažiaus pareigūną. Ui, bus apsimelavęs. Dar vieną radau. Jau padaugėjai. Savo, kaip dabar bus? Atvažiaus. Bus nebe 7, o 8. Kaip tada bus? Tepi bus, gal niek nesakys jau tepiau. Labą dieną. Armatūras parem dar. Armatūras. Tai čia vienas gelžgalys.
Lemba, kad bus apmovis jau 9. Nu, atvažiavo policijos pareigūna. Žiūrėsim, ką bus. Kol čia baigsis. David. Labdien! Nu, prižvėjojau. Šlapiam rankomis, dėkiam te. Šitą ateis, mažo kalibrė tokiai. Ateis statybinė irgi. Tai statybinė. Tai, kas statybinė, aš suprantu, tai... Tai va čia jau klausimas. Žodžiu, bet kokiu atveju man nerek. Čiagi statybinė. Irgi statybinė. Toš seniausiai. Man tai pasirodė tai šitą tokiai, nu... Ne, čia įma... Maž visą kalibrą. Tai šiuklis tai. Bereikal sugaišinau jums. Tvarko. Ne, net nėra, ne kalibra. Žinai, tokiai nupavien, šitokių brūdų visokių aišku. Žiūriu, tokiai pradėjai kepti, da. Tai čia kaip kombinau, turėjau 7, o dabar turtus 8, bet jeigu statybinė, tai čia niekas. Ne, tai šitą statybinę turėjau. Tai jie užspausti, aš maniau, kad tai biški rimtesnį. O kur čia pagrindžia, joje? Šiukšlių aiškau. Šiukšlių? Na, filmauju. YouTube'au šiukšlių aiškau, viskas. Tavo nefilmuoju. Filmauju dabar. Tai dėl to aš nežinau, nu sakau, tik didesnį, sako, tik teik rada, sakau, nu teik. Taip surašė, taip užregistravo. Labą dieną. O, šitą dabar irgi kažkas užkėbis, rims, bet net neištrauk kažko to. Nu, žvėjuoju, su magnet. Su magnet. Čia galbūt tai mažą kalibrą. Nu, aš dėl to įsabėjojau, kad čia tokiai mažą kalibrą visai. Bet ir statybinių tokių. Bet ir tai, kur dedasi tos. Tai yra šitauka kažko. Tai iš tavo tikrai tokia neaiškiai. Ar prapovisins gal čia jie? Prapovis. Prapovis jau, čia, žinai, išgulėjusins žemė. Šiep. Nu, bet Išpois. kalibrų nerašom gal. Nerašom. Nes šoviniam raš. Nu. По шону калибру 46, 9 мм капот. Nai. Nu. Tai gal neraš. Nu, čia šitą raš. А че не калибрус? Čia raš. Kol... Konsurenku konrondų, geležius vis pridaudu, metalai tiesiog nebemet atgal. Nu, čia tikslas toksai ir tik tas. Labiau čia tokia socialinė akcija, kad parodyti, kad jeigu išmet korką, nu kada nors nikor neprapol. Nu, bet prirenk visokį brūdų čia. Visokių linciūgų, spinų. Trosą vont tą ištraukiau. Šitą už nugaros darė, konradau. Nu, tai va tep kažką. Peilalį tokį radau, da. Videlčių tokį. Visokių velnių. Nu visokių, nu ne, tai fakts, kad visko. Truosantą. Visokių šiukšlių. Gal turit savo kažkokių dokumentų? Teis mašino turiu jau čia. Gal jūs neturit? Ne, aš nesimėjau, kad nepameščiau. Mašin ten turiu pasistatyti. Esat vardas. Vitalijus. Tai jūs čia važiuonat per tas apylinkes? Aš, nu, toks ką pomėgsins. Iš tikrųjų prasidėjau per karantiną, kad nebuvo kas veikti. Turėjau tom paieškų magnetų nusipirkis iš sena. Ir vis pabandžiau telkčius, iš pradžių pamirkiau ant veintiltok. Pritraukiau, ten ko žvėja, visokių skarbuonkių, nu, kompsumet. Paskau ant antrą tiltok, pafilmavau ir, ta prasme, iš tų vakų laukiau daug reakcijų. O, kaip įdomė, sakau, tai jūs žiūrėkit, įmeti, ant liko ir nedingst.
Nu, į toksą pradėjai būti ir jie vis komenton. Atvažiuok į mūsų miestelį, atvažiuok pas mus, atvažiuok. Nu, nim pramogai to vieto. Nu, toksą, nu, kada baigš mokyklas irgi jis sak, tu iš čia gerą darbą darot, sakau, nu, ku toks čia gerą. Nu, vis tiek, jeigu čia maudysies, jau neapsusižėjęs. Nu, toks. Nu, toks žaidėms, biškelėlį. Jau gal pamatė ir požiūris ir kitoks, kad... Nu, čia, tu toli gal gražu iki to, bet po biški mažas žingsniukas. Nu, Vienam kitam gal Na, na. dain. Paskui ir aš keliu dabar jau į YouTube, irgi ton turi investkonsus susidėlioju. O mintis tai ir, kad jeigu aš jau kon rondu, tai aš nebemetu atgal niek. Vis tiek, nu aš vis tą šiuklis dabar čia susidėjau, tada į viedrą, į mašiną ir kažkap metų galtinas pridaudu metalą laužą. Tai va toks mintis čia, toks žaidimas. Bet nikuomet nebuvau radęs tokių, nu, kulipkų kažkokių, kad kažkap taip. Galvoju, kaip čia reikėjo tam daryti, tai taip paskombinau ir... Žiūr, kaip tik apskombinau, jūs pro šalį čia važiavot, ten teisę nuvažiavot, kaip tik. Nu, į tom pos. Sakau, šitą pareigūną važiavom pro šalį, sakau, man bajojot, sak, bandyk, ai, sakau, net ten nuvažiavo. Sak, taip ir važiaus, nu, viskas. Bet šitą berots turdu. Ai, ne, da 4. Surudėjom, bet vis tiek. Da 5. Viskas daugiau neturiu. Tai tokiai pat, nu, čia šitas. Aš čia ties katrą veidą radau, čia jį pasidedu. Viskas. Gera, jums gero žvejybos. Gera, dėkui. Ką aš jau viskas baigiau, visko jau čia pravaliau. Jau baigta šio. Patikrinuot Jau sutikrinau. Jūs pasiėmėt jūs ir viskas man tada rami. Tai šok čia žvejyb jums. Ką? Šok žvejyb. Jeigu Nu. nors įdomus ištraukti. Linciūgų tokių žiauriai didelės radis. Maščiažį, aš ištelšiuos. Maščiažį nuleidu, draugs filmavo, pakel magnet, o tenas karbonkį prikėbusi. Nu, kukurūzų. Nu, žiūrėk, apžvėjo, susparda arba vies tiesiog supa. Ištrauk tons karbonkį, atkel nu magnet, nu, sak, ži kažkas jod tos karbonkį, vėžys. Vėžį su visų namų ištraukė, atėmiau šviežios namų. Nu, šiaip, paliek benamis, nu, susirad ketraup gal. Linciūga toj, kaip, nu, tokių rimtų laivų, jūrinių. Nu, telšiuos iš kur tai jūrinė laiva. Nu, tikrai, gal buvo kažkoks telcens toks. Magnet ten? Tokiškai. Pakel, ne. Un skel 130 kg, jeigu ir idealus paviršius. Jeigu surudėjus, jeigu nieką prikeptai, mažiau. Bet čia skel normaliai. Nu, toksai jau ir. Šiaip daugiau, įvadinas net brūdų paieškas. Ne daiktų, ne lobių, bet brūdų. Būn kas lobė iška, aš iškau brūdų. Vis laik ir klausys, kon geriausiais radys. Nu, priteltų, pavyzdžiui, dviračius numo vandens. Nežinau, kokį 13 spinų surinkau. Nes vis įkremti ir įkremti matyti tą spiną. Įkremti ir įkremti. Nu, tokie buvo. Tokių stebuklų kažkokių, nes, nu, geri daiktą nekim. Kas įdomiausia, ką aur monets kim. Tai aur monets, Klaipėdo ant Danis telt, to pagrindiniaus, 5 rublius. Vertė, ta prasme, ten keli centą, bet jau buvau, nu, kaip sidabrėnį monetų, tai blizg. Ant ten iš plienų padaryta, nu, toks savo įdomesnis. Nu, o tiep tai ne, nu, šiukšlis pagrindinė. Nu, va te. Gerai, dėkoju jums. Geros dienos jums. Nu ko, nerkam da paskutinį kartą. Tai bus viskas. Palikėm ateities kartom. Tai va, atvažiavo pareigūną, pats kviečiau ir atvažiavo. Susirinko visus šovinius, vis kulipkelis. O šiandien man pavyko čia rasti, be to, aš tų šovinius dar radau. Be to pavyko rasti skeveldrėlių visokių, varštėlių, veržlėlių, korkėlių, aštuonis netgi euro centus, vėliek cvekų armatūrgalį, videlčių visą neblogą, peilatį senuobinį tokį, kuorką, tokį vot zovės kondurų dedama, ne visai zovės armatūros gabalą, tokį gelžį gabalą ir dar trosą, visą tokį trosą. Va. Ateis ar konduoti. Pas. Ką? Nesvarbu. Parašyk, vardas, pavardė, kad iš jūs paimtų
Aha. Keik? Buvau tik sėdų. Ne. Tualet Ne. Teik, buvau, vis pirko. Korčištas. Dar kartą. Ai, čia. Pasidėsiu čia. Viskas, ne? Nebrėk teisų. Supelnite viską. Nu geros dienos. Visą. Veina šuolį. Tuok šiandien buvo majednesnė brūdų paieška. Teik radinių, dėkau, kad veizėjot. Jeigu dar neužsiprenumeravau, tai užsiprenumeruokit, nes aš minčių turų dar neveina, padarysiam dar ko nebuvau. Iki. Su to da istorija nesibaigi. Važiuojant numėj dar gavau tokį skambutį su klausimu, gal aš dar randaus kažkur Mosėdį ar Skod rajonį, bet aš jau buvau išvažiavęs netoli Plungis. Ir kadangi aš jau išvažiavęs, tai aš nebegalėjau pasirašyti dokumentų dar kelių ten tokių. Ir sutarėm, kad viską tom padarysiu elektroniniu paštu. Tai gavau dokumentus, elektroninį paštą, vės surašytą aktą ir turėjau pasirašyti, atskanauti, išsiųsti atgal. Ir parašiau paaiškinimą, kodėl aš ten ieškojau tų visokių šiukšlių ir radau tų šovinius, koks tikslas ir kaip net tiek išvest, kaip aš radau tų šovinius. Irgi tada nuskanavau ir išsiunčiau atgal. Aš galvoju, kad to vietoje jau tikrai istorija pasibaigė, nes daugiau kažkokių tokių dokumentų ar kažkokių prašymų negavau, tai galvoju, kad jau viskas. Aišku, dar papauliau į visų tų kriminalų suvestienį, Klaipėdos apskrities komisariatą, ten Skauda skyriaus, kur tik tai yra užfiksuota, kad vyriškis ieškojo su paieškos magnetu upėje ir rado 21 šovį. Nieko baisaus, bet toks parašytas. Tai tokis buvo brūdų paieškas Mosėdėje. Man buvo biškėlį įdomiau nei visuomet. Bet geriau galvoju, kad tokių šovinių į sprogmenų ir nerasti, nes mažiau klapat visi. Ir man mažiau klapat, ir žmonių mažiau klapat, pareigūnam mažiau klapat, ir tim, kas naikins, mažiau klapat. Tai geriau rasti paprastus dalykus, o ne tokius pavojingesnius. Tai teik.